Geras klausimas, labai kompromituojantis beje. Galima neatsakyti šitą klausimą. Aš tikrai niekam nerekomenduočiau skaityti mano minčių. Bet tu turi vidinį balsą. Vienareikšmiškai, labai dažnai šnekamės. O pasitikim savim. Reikia. O kažką naujo apie save sužinojai? Sužinojau, kad aš esu labai paslaptinga, pasirodo. Labas. Esu Ieva Jakubauskė, SMK aukštosios mokyklos dėstytoja Klaipėdoje ir mano gyvenimo moto yra, kad nepatogu yra tik kelnes mautis per galvą. Ta užduotis būtų, kas būtų, jeigu būtų. Si. Jeigu paskaitų grafikus derintų studentai, Tai greičiausiai, kad tų paskaitų net neįvyktų. jeigu katės valdytų pasaulį, Tada šunims būtų ne kažką. jeigu ryt vėl būčiau pirma kurse, Ne, nebūčiau. jeigu galėtum įvesti vieną visiems privalomą įstatymą, jis būtų, Visi vaikščiotų su make-upais. o pati paklusti ar laužai įstatymus. Aišku, kad laužau. Jeigu žmonės negalėtų meluoti, Tai ir nemeluotų. o koks buvo tavo didžiausias melas? Geras klausimas, labai kompromituojantis beje. Galima neatsakyti šitą klausimą? Jeigu galėčiau įvesti vieną draudimą, jis būtų, Nevaikščioti su batais. jeigu pasaulyje neliktų ego, Nesąmonė, kažkas vis tiek būtų. o koks tavo ego didelis nuo 1 iki 10? Sakyčiau, gal 8. O pasitikim savim. Reikia. Jeigu laimė būtų privaloma, tai Tai visi būtumėm laimingi. Max. kiek procentų tavo gyvenimo laimės? 100. Bėdų neturi žmogus. Turiu, bet tos bėdos leidžia suprasti, koks gyvenimas yra nuostabus. Jeigu baimės dingtų, tai Suteiktume savo daugiau galimybių. o kokia tavo didžiausia baimė? Galbūt būti nepriimtai. Jeigu galėtume perskaityti vieni kitų mintis, tai Aš tikrai niekam nerekomenduočiau skaityti mano minčių. bet tu turi vidinį balsą. Vienareikšmiškai, labai dažnai šnekamės. Kaip jautiesi? Puikiai. Neleidau savo ilgai galvoti. O kažką naujo apie save sužinojai? Sužinojau, kad aš esu labai paslaptinga, pasirodo. Net pati savo. Net pati savo paslaptinga. Tai ačiū tau, palikai mums tikrai daug paslapčių ir daug intrigos. Labai gerai.